Labas. Tai smagu, kad užsukai tarp dviejų šalių bendruomenę, kad radai šią paskyrą. Aš esu Justina Mikeliūnaitė, tarp dviejų šalių įkūrėja. Ir ką tik suplanavau viso pavasario renginius bendruomenėje, nekantrauju susitikti su specialistais ir su tavimi ir pakalbėti tikrai turbūt daugelio emigrančių aktualiomis, svarbiomis šiuo laikotarpiu temomis. O šiandien noriu papasakoti, kaip kuo paprasčiau, kuo lengviau galima prisijungti į bendruomenę, jeigu dar to nepadarei, ir kaip rasti ankstesnius įrašus tau svarbia tema, kaip rasti, kaip naudotis archyvų kategorijomis, tai to jau pasidalinsiu ekranu ir gerai. Ir parodysiu, kaip galima patogiai ir lengvai naudotis ir rasti visą reikiamą informaciją mūsų bendruomenės puslapyje Contribui. Pirmiausia, rasite narystės tipus, tai kas dar esat neprisijungę, svarsto, tikrai čia galite pasiieškoti, kokią narystę būtent jums geriausiai tiktų, ar norite pasinerti į bendravimą ir į susitikimus su specialistais ir ar tik tai dar apšilti kojas ir pasibandyti, tai narystės prasideda nuo 5 eurų mėnesiui, tikrai simbolinė kaina ir lengva pradžia narystė, tai dalyvausite palaikymo klubuose kiekvieną mėnesį galėsite ir kas antrą mėnesį vyksta filmų ir knygų klubas, kur nagrinėjame, kalbamės apie įvairiausius kūrinius, dažniausiai irgi emigracijos temomis. Taip pat atskyrėm narystės palaikymo, motinystę ir emocinio palaikymo, kad galėtumėt pasirinkti būtent tas temas, kurios šiuo laikotarpiu jums aktualiausios, tai jeigu aktuali dvikalbystė, palaikymas motinystėje, tapatybės, tradicijų vaikam perdavimas, santykiai su seneliais ir panašiai, rekomenduoju rinktis palaikymo motinystėje, kur rasit ir jau ir galėsit prisijungti prie kiekvieną mėnesį ir mamų palaikymo klubo, ir kiekvieną mėnesį su specialistu turim klausimų atsakymų sesijas, seminarus ir archyvą nemažą. O jeigu svarbiau emocinis palaikymas, savirealizacija, tautinė savivertė, adaptacija, emociniai iššūkiai, vienišumas, santykiai mišrioje poroje ar apskritai santykiai, tai kviečiu prisijungti prie emocinio palaikymo narystės ir dar turim Maxi planą, tai ten jau įeina viskas, kas čia išvardinta ir be jokio apribojimų galite rinktis ir jungtis ten, kur tą mėnesį norit ir galit. O toliau turim jau ankstesnių, kadangi bendruomenė veikia jau šiek tiek daugiau negu 2 metus, kaip mes susibūrėm, ir dabar jau yra virš 20 moterų bendruomeniai, tai suskirščiau tos įrašus į kategorijas, kad būtų lengva ir paprasta atrasti dominančią temą, kas ta tema jau yra pagal tokias kategorijas temas. Tai, tarkim, yra mokymai apie dvikalbystę, jūs prisijungiat, pasirenkat mokymai apie dvikalbystę kategoriją ir štai yra daugiakalbystės dirbtuvės, kūrybiški mokymų metodai, yra emociniai vaikų ir tėvų iššūkiai dvikalbystės kelyje, klausimų atsakymų sesija su sociolingviste Inga Hilbik, diskusija, ką daryti, kai partneris nepalaiko noro perduoti lietuvių kalbą, kada mokyti rašyti ir skaityti dvikalbius vaikus, idėjos, kaip lavinti vaiko kalbą nuo pirmųjų dienų ir dar daugiau tų įrašų yra, galėsite visus peržiūrėti, taip pat yra patarimai mamoms, taip pat kaip įtraukiai įskaityti dvikalbiam vaikam, yra tas pačios dvikalbystės temos irgi čia galite rasti, kaip pasiekti, kad vaikas kalbėtų lietuviškai, tuomet susitikimų su psichologe kategorijoje, tai aš vadinu su psichologe, bet kviečiame skirtingus specialistus, nėra vienas specialistas, tai čia ir rasite pokyčių dirbtuves su sertifikuota coacherė ir taip pat kognityvinės elgesio terapijos specialiste Raminta Girdvainė,
susitikimą su psichoterapeute Giedre Gutaute Klimiene, kalbėjomės apie santykius mišrioje šeimoje, kaip tos kultūrinius skirtumus atrasti ir išspręsti, kartais susitarti, apie savivertę emigracijoje, apie emocinę adaptaciją, kai visa šeima išvyksta ir kitomis temomis, savirealizacija karjera, taip pat turėjom diskusijų apie moters savirealizacija, kai keliauja dėl partnerio į kitą šalį, tai kalbėjomės ir su diplomatų žmona, ir su rašytoja, ir su mokslininkų žmonėmis, kurios savo kelio taip pat atranda, bet šiek tiek sudėtingiau, keliaujant kas kelis metus keičiant šalis, tai dalinamės idėjomis, kaip nepamesti ir savęs, ir savo kažkokių tai krypčių, hobių realizacijos, ir kartu ir karjerai kelią tiesti, ir su karjeros kaučere Greta kalbėjomės, kaipgi pamatyti galimybių, net jeigu yra galbūt barjerų, kalbos, viską nuo nulio reikia pradėti, tai įvairiausių variantų čia siūloma. Ir dar kūrybinių susitikimų dirbtuvių turim, mišrios šeimos temos, diskusijos, tai kūrybiniai susitikimai taip pat buvom ir su dailininkė, tai dailės terapijos, savęs pažinimo dalykų, tikrai įvairiausius formatus išsibandome, o atkeliavus į pačią pradžią rasite visada įrašą užpinintą su artimiausiais renginiais. Tai šį kartą, kaip retai taip įvyksta, suplanuoti renginį jau tikrai 3 mėnesiam į priekį. Galite matyti, kas vyks kovą, balandį ir gegužę. Tai jeigu dar nesat bendruomeniai ir domina šitos temos, norisi susitikti, norisi tokios bendrystės, palaikymo, specialistų patarimų, įžvalgų, nes visi susitikimai, seminarais tik visada paliekame laiko ir klausimams, atsakymams ir pabendrauti. Ir turim uždarą Facebooko grupę, kur taip pat bendraujam tarp susitikimų ir kartais pasitariam dėl temų. Tai rasite čia, o nuorodos jau susitikimų toms narystėms, kurioms skirti susitikimai, priklausomai nuo nepasirinkto narystės tipo, tai nuorodas gausite visuomet į savo elektroninį paštą, dažniausiai mėnesio pradžioje jau viso mėnesio, kad galėtumėte kalendoriuose įsisaugoti, arba taip pat ir čia dar įdedu prieš pirmąjį susitikimą įrašą su nuoroda, kad būtų paprasta surasti. Taip pat labai laukiu, jeigu kyla neaiškumų, jeigu turite pasiūlymų, klausimų, idėjų, norisi pasitarti arba galbūt labai knieti kažkokia tema ar klausimas ir norisi būtent tą temą, kad suorganizuotume susitikimą, tai visada esu atvira, galite man parašyti ir per Contribui, ir per mūsų tarp 2 šalių socialinius tinklus, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, ar elektroniniu paštu Justinate tarp 2 šalių LT, tai tikrai visada esu atvira bendravimui, pasiūlymams, bendradarbiavimams ir atsakyti į visus klausimus, ar tikrai ir galim pasitarti, jeigu dar kyla dvejonių, ar būtent šitą mūsų bendruomenę gali padėti tau, kokios moterys čia renkasi, tai tikrai esam atviros bendruomenės skirta lietuviams, emigrantams, kurios gyvena užsienyje. Aš pati gyvenu Bulgarijoje 12 metus ir šita bendruomenė ir gimė iš turbūt pirmiausia tokio asmeninio poreikio sukurti erdvę gilesnėms diskusijoms apie emocinius iššūkius, apie dvikalbystę, apie santykius mišrioje šeimoje, nes man atrodo, kad to nepatyrė nei draugai artimieji Lietuvoje, nei čia sutikti nauji draugai Bulgarai, tų temų nesupranta, jie gali pasmalsauti, bet negalim diskutuoti, tai labai labai gera sutikti, suburti bendramintės ir leistis į gilias diskusijas ir kartu kviesti specialistus jau tokiems rimtesniems iššūkiams ieškoti sprendimų kartu. Tai tikrai kviečiu prisijungti, dalyvauti, įsijungti, nebūti naujoje šalyje vienai, nes
ir dalintis tais iššūkiais, dalintis savo patirtimis ir sunkesnėmis, ir gerosiomis. Ir tikrai būtent ta bendrystė turi labai labai didelę galią ir yra labai labai vertinga ir moteris labiausiai vertina netgi, kas mane kartais nustebina, ne susitikimus su specialistais, kas irgi būna tikrai naudinga ir sulaukia dėmesio, bet vis tik dauguma moterų pažymi, kad tie mūsų tarpusavio palaikymo klubai tokie neformalūs, neįpareigojantis, kur tiesiog dalinamės, kuo tą dieną gyvename ir kokiais iššūkiais susidurėm, tai yra patys tokie laukiamiausi ir labiausiai vertinami, tai kviečiu prisijungti, išbandyti ir emigracijos temas diskutuoti, spręsti kartu. Tai labai laukiu tavęs bendruomenėje, susitikimuose ir sakau iki pasimatymų, o jeigu tik tai kyla nors menkiausias klausimas, tai kviečiu susisiekti.